Labadiena, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Ir šiandien serija ganėtinai neeilinė, nes yra gegužės 17 diena, šeštadienis. Vidutinė 2025 metų gegužės mėnesio temperatūra iki šios dienos yra tik tais ten 8 laipsniai ar netgi 7 ar kažkiek. Žodžiu, yra visiškai šalta, kas žiūrėsite vėliau, absoliučiai nepasisekusiu gegužė ir aš galėčiau šių metų gegužės mėnesį apibūdinti tik tais 4 žodžiais. Šūdų, 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 šūdas. O jeigu pereiti prie linksmesnių dalykų, tai šiandien pagalvojom, kokį dviratį, žinokit, ką tik pylė kaip iš kibiro. Dabar truputėlį biški ir saulės ir visko, bet va dar danga šlapia, visiškai viskas šlapia. Ir pagalvojom, kad neimsim šiandien gravelio, neimsim, aišku, plentą, nes šalta, žiauriai šalta, yra kol kas 8 laipsniai šilumos. Po to sušils ten iki 10 su kapeikom, bet šiandien paimsime nuostabų ir smagų ir tam skirtą dviratį, tai yra MTB. Susipažinkite. Seniai matytas draugas, uždėti purvasaugiai, visas ekipiruotas, visko mums tik įmanoma. Kameros šiandien varysim ne ant greičio, ne ant kažko, o varysim kažkokiom įdomiom trasom. Šiandien trasas serviruoja Evaldas, kurio aš dabar laukiu, netrukus jums jį parodysiu, nes žinokit vieną dalyką, kad kiekvienas turim savo stiprybių. O Evaldo stiprybė yra ta, kad jis gimęs miške. Kadangi jis gimęs miške, todėl jam miškas ir ten visiems MTB dviračiai yra jam geriausia ten, kur visiems sunkiausia, kur aš, pavyzdžiui, nusisegu, kur bijau važiuoti ir panašiai ir taip toliau, ten Evaldas uoga. Jis dalyvauja visokiose karmos varžybose, šiek tiek ten graveliuose, bet pagrindė, žinokit, Evaldą galima sutikti MTB. Dar vienas įdomus faktas yra, kad aš šiandieną esu su žieminiais batais. Žieminiais batais gegužės 17 dieną. Na, aišku, ir pilna apranga jau čia nieko nebestebina, bet buvau išvažiavęs pravažiuoti su Valdemaru, su graveliukais, čia kažkada prieš kelias dienas ketvirtadienį ir taip sušalau kojas, kad vos neteko amputuoti pirštų. Aišku, čia biški perdedu, bet buvo žiauriai šalta ir pagalvojau, žinai ką, geriau tegul būna biški per šilta, pėdas, nenukris nuo to šilumos, taigi turiu MTB batus, kam dėtis tas įmautės, kurio aš nelabai mėgstu ant tų batų, geriau sakau, iš karto užsimausiu MTB batus. Taigi viskas paruošta. MTB dviratis gan tuščiom padangom, jos biški minkštos, kokio 1-2, 1-3 bariuko gale ir panašiai 1-3 prieki. Žodžiu, kad būtų max gripas, nes šiandien tikėtina bus labai įdomu. Likite prisijungę. Taip, tai prie mūsų prisijungia mano minėtas asmuo. Sveiki, Valdai. Gerą dieną. Ką šiandien mums pafundysi? Senų trasų, kurių mes senai nevažiavom. Ar bus sunku, klausia žmonės, kitam televizoriaus gale apsikabinę vandens buteliuką. Tie, kurie apsikabinę vandens buteliuką, jiems nebus sunku, o mums matysim. Nu gerai, laukiam. Kada paskutinį kartą MTB važiavome, Valdai? Senai. Seniai? Dinozaurai vaikščia. Tikras sukelimas yra tada, kada sustojo kompiuteris. O čia yra MTB trasas. Chebra. Ne gravelio. Čia yra skilsai. Evaldo ir mano. Slidu baisiai. Šitas dviratis kaip tankas. Tiesiai gali varyti. Su graveliu galėtum prisitrėžti. Čia svarbu tiltą.
Siaura kaip pratilpt. Siauresnio vairo reikia, bet ką padarysi, kai toks tik tais yra. O, nusileidimuks, šlapeliuks. Evaldai jau nėra, a man baisu. O čia MTB vyrai ir moteris. O, kaip sakyti, visur kitur gravelis. Va, kai sustoju vos MTB padangą, vadinasi MTB. Geras. First boom. Nieko neskaudžiai. Paslydau ant šaknelės. Nu ką, biškį priguliau. Galėčiau to nerodyti, bet tai yra tiesa. Laikrodukas siuntė emergency, bet atšaukėm, varom toliau. Ir vėl. Galinis užblokuotas. Oi. Dešinė. Jo, šlaiteliai, ką? Kas pasakys, kad negražus Vilnius mūsų. Nemiškingas, bla. O čia skaityk pačiam centre mes važinėjomės. Niekur jau šitaip nerasit. Oba! Kaip čia? Gražu. Jeigu Evaldas vos neprisitrenkė, tai rimti reikalai. Aš įsigandau, kaip visuomet. Aš jums sakiau, kad Evaldo skilsai čia yra tokie negu mano. Nėra kas slėpnu, taip yra. Kažkoks baiminis jausmas man per tokius še važinėti. Dėl to aš karmas ir nedalyvauju. Einu! Fuck. Slaidumėlis, opliam. Biškis lystiliau. Man čia baisu. Jūs sakykit, ką norit. Galim ten lengviau atrodo, bet nėra labai lengva. Ką? Gerai. Nu, nusileidimai tai kosmosas. Nežinau, followeriams ką iškirpt, bet kas turi laiko, tai pasižiūrėkite įdomumo dėliai, kaip mes čia važiuojam. Vis tiek smagu. Biški gaivos. Ir biški reabilituojant MTB dviratį, kad ne tik gravelis yra fainai, bet iš tikrųjų MTB yra labai fainai. Tik iš esmės reikia turėti su kuo važiuoti. Aš turiu Evaldą, o ką turit jūs? Štai kur klausimas. Vienam miške biški liūdnoka būtų. Aš nenorėčiau. Evaldas nesukyla. Ką darom mes visi? Prie žydrų ekranų prilipę. Nusisegam ir užsistam iš karto. Nerizikuojam. Jo. Čia užlipt sunku. Ne tokiam breunam, tai ne mano stichija čia. O čia jau galim lipti. Nors tą vairą reiktų pristrumpinti.
Nors aš jau pripjoviau šonų po comą, bet kartais dar per platu. Nu ką, Vilniukas. Gražus. Nu. Same. Eik tu ką, čia nusileidimas. Visu medžiai išgriuvę visur. O kaip pratilpt, va taip. Opa. Ir bėgių nebėra. Matai, bėgių nebėra. Įveikęs 17,5 km pagal mane. Pagal Evaldą 19. 19,300. Kodėl? Todėl, kad Evaldas turi ant rato užsidėjęs tą greičio, kaip jis vadinasi, daviklį. Ir jam nesustabdo kompo, o čia pas mane miškuose kartais nepagauna šitą palidovą ir, žodžiu, sustoja ir mane primuša tiek kilometrų. Todėl vat, aš kenčiu nuo nepilna kilometrystės. Žodžiu, valgom bananą, virš valandos važiuojam, va tokia greičiai MTB. Ražėjai miškai, atšilimas įvyko, vėl karšta, nesuprasi kaip čia rengtis, bet nėra per karšta, viskas normaliai. Pavalgom, čiuožiam. Ką, tęsiam toliau, pasižiūrėkit, koks fainas kelias, kaip fainai čia slidu, kaip fainai, čia medžiukai paguldyti. Čia purvo vonios, išsisegam. Gerai, ką sakai? Varau! Eik, tu kur čia pavarys? Nesustojam beveik, tik visur pabiškį išsisegam. Nesakyk, kad negražu. Nesakau. Nežinau, ar matėsi, bet nuvažiavo ten Evaldas, nuo tokio kalniuko, kurio mes biškį bijom. Tik kažkur net būdavo įspėjamas ženklas, matau, jo nebėra. Nu, žodžiu, va ten, toks molingas būna, šlapės, sunku įveikti. Tai kabinos kamera. Ir, nu ką žinau, bandau nenudripti, Evaldas ten žada gal apačioj pafilmuoti. Tai galimai jau bus ir paskutinėsnė, tokia sudėtingesnė vieta. Žiūrim. Oh yeah! Taip. Oi, kaip slysta. Sveikas, Evaldai. Ko čia taip slidu, papasakok man. Viskas puikiai. Hop, hop, opa. Medis. Antras medis. Kertam iš dešinės. Opa. Viskas okei. Viskas normaliai, ne taip slidu. Būdavo ir nenusileisdavom nuo šito kalno, bet čia gal labiau rudenį. Ir pačioje pradžioje, kai tik pradėjom važinėti. Čia blokada buvo, man atrodo, pirmoji. Labai slidu, galą neša, priekio dar ne. Čia reikia išvažiuoti. Reikia žieminiai batai, nepraleidžiam vandens. Viskas, stop. Kaip gražu miške. Gerai tie purvasaugiai ir gerai žieminiai batai. Visiškai niekam nešlapia. Ką, draugai, važiuojam viso 30 km, 620 jau metrų sukėlimo. Vidutinis mano 14,8, va? Čia yra tikras MTB. Ką, o aš turbūt atsijungiu. Pasidalinau dar trasą čia šalia manęs, matot, virš mano galvos.
kiek čia ko įveikėm ir kas ir kaip. Nu ką, ačiū žiūrėjusiems, tikiuosi patiko lietuviški miškai ir patiko MTB dviratis. Nenurašykit jo, ne vien gravelis lyderiauja, tikrai MTB labai smagus dviratis, tik tai reikia turėti ir žinoti, kur, turėti su ko važiuoti ir žinoti, kur važiuoti, kad būtų žiauriai faina. Čiau!